Satanistiniai vaikų prievartavimo ritualai turi būti sustabdyti. Dar 2009 m. buvęs Federalinio tyrimų biuro FBI vadovas Theodoras Guntersonas savo pranešime iškėlė į viešumą temą Centrinė žvalgybos valdyba, CIA ir satanizmas. Mama, kurios sūnus tapo satanistinio ritualinio prievartavimo aukomis, štai taip apibendrino pranešimą. Vykdomi žodžiais nenusakomi kankinimai, tokie kaip vaikų nukryžiavimas arba odos nulupimas jiems esant gyviems. Kaip svaiginantis narkotikas gerimas netgi vaikų kraujas. Kankinimų metu jis prisisotina adrenalino ir jos skilimo produkto adrenochromo. Jį ragina atskleisti ir sustabdyti tokius nusikaltimus. Nebegalime leisti, kad tai ir vėl nutiktų bent vienam vaikui. Kadangi šios piktadarystės praktikuojamas visų pirma aukščiausiuose visuomenės sluoksniuose, dėl šio reikalo turime kovoti kartu.